tradiciškai, kaip jūs jaučiatės kaip ES pilietis saugus savo šalyje ir ES valstybėse? Žinot, santykinai pasakius, turbūt taip, jaučiuosi saugus savo šalyje, jaučiuosi saugus ir ES daugelį šalių. Man yra tekę gyventi beveik 8 metus Briuselyje, dirbant žurnalisto darbą, teko išvažinėti visą absoliučiai Europą, ES valstybės. Tai tikrai daugumoje šalių galima jaustis gana saugiai, nors nežiūrint to, kad, pavyzdžiui, tame pačiame Briuselyje gyvenant, man yra ir dviratį pavogę, ir tokių, reiškia, kitų girdėjau istorijų, kaip, pavyzdžiui, kitos kolegės, moteris būdavo užpuolamos Plėšikų gatvėje, atimamos rankinukas, bet saugumas turbūt susidaro, saugumo jausmas kyla ne tik ir ne tiek iš tų faktų, kurie patį ištinka arba apie kuriuos girdi, ten kokie nors nusikaltimai, bet labiau iš to, kokia būna reakcija ir kaip paskui sulauki pagalbos, kaip gali kur kreiptis ir kas po to vyksta, kai kažkas atsitinka. Mano dviračio atveju tai taip turbūt nieko ir neįvyko, nes turbūt buvo pripažinta, kad menkavertis turtas tai neprasidėjo tas tyrimas, bet, pavyzdžiui, kiek buvo užpuolimų, tai Briuselio policija labai kruopščiai, labai pareigingai tyrė ir ištyrė bent 2 man žinomus atvejus su mano pažįstamom, reiškia, Europos institucijų darbuotojams. Tai ten tikrai jautiesi saugus. Lietuvoje, Vilniuje, aš turbūt irgi jaučiuosi pakankamai saugus. Nors, kai aišku, paskaitai įvykių suvestines, tai supranti, kas vyksta. Aš esu Seimo narys išrinktas Karoliniškėse, Karoliniškių 8 apygardoje. Ten yra 5 policijos komisariatas. Tai kai kartais ateina žmonės su skundais, kai kartais pakalbė su komisariato pareigūnais, tai supranti, kad, yra rajonų, ypač mūsų mėgamieji rajonai, kur to saugumo tikrai trūksta. Ir dar pasidaro baisu, žinot, kada. Ne tada, kad kyla grėsmė, kad būsi užpultas ar įvykdytas prieš tave nusikaltimas. Man baisiausia pasidaro tada, kai aš pamatau pareigūnus protestuojančius gatvėje. Pačius pareigūnus protestuojančius gatvėje. Va tada man pasidaro nesaugu, nes aš suprantu, kad sistema nėra tokia, kuri mane kaip pilietį gintų. ES valstybėse gana retai man teko matyti, kad eitų į mitingus, į demonstracijas patys pareigūnai. Lietuvoje tai tapo norma ir tokie pasakymai plačiai paplitę kaip basakojai policininkai, kurie iš tikrųjų eina protestuoti basomis kojomis, kad parodytų tą visą problemą, tą visą sistemos trūkumą, tiek materialinio aprūpinimo, tiek, reiškia, pačios struktūros sudarimo ir tiek finansavimo iš valstybės pusės. Tai va tada man tikrai pasidaro baisu ir aš kaip politikas pradedu galvoti, ką būtų galima daryti geriau. Ačiū. Šiandien neišvengiamai kalbėsim tiek apie ES, tiek apie Lietuvos, sakykime, situaciją ir jūs kandidatuojate būtent į Europos parlamentą. Aš noriu paklausti jūsų, kokiu balų 10-balėje sistemoje vertintumėt viešojo saugumo būklę tiek Lietuvoje, tiek ES ir pakomentuokite plačiau. Labai sunku rašyti pažymius kam nors, aš kaip ir minėjau, yra labai daug faktorių, kurie gali nulemti vieną ar kitą vertinimą, tai gal aš taip ir iš tikrųjų susilaikyčiau nuo tokio labai preciziškai vertinimo ir dar 10-balėje sistemoje, bet tikrai reikėtų konstatuoti, kad, pavyzdžiui, pagal profesionalumą, tai Lietuvos pareigūnai turbūt būtų vertintini gana teigiamai. Jeigu paimtume jungtinį įvairių statutinių pareigūnų profesionalumą, pavyzdžiui, jeigu imtume gelbėtojus ugniagesius, tai pažiūrėkite jų reitingai, kaip juos vertina visuomenė, rašo pačius aukščiausius balus visą laiką. Gelbėtojai ugniagesiai visada turi aukščiausius reitingus, tai jiems drąsiai galim rašyti turbūt 10. Nors žmonės irgi ir pagal aprūpinimą, ir pagal algas, ir pagal darbo sąlygas, žmonės rizikuoja gyvybę, bet jie tą daro, turbūt suvokdami savo pareigą. Suvokdami pareigą gesinti gaisrus, gelbėti žmonės ir ne tik žmonės, ir gyvūniją, ir gamtą, kaip matėme, štai dabar Neringos gaisrai, man kaip aplinkos komiteto nariui, kaip Žaliųjų partijos pirmininkui, tai labai yra svarbu ir skaudu. Mes matėme, kaip pareigūnai štai pasiaukojimai dirbo. Nežiūrint to, kad ir nukentėjusių tarp jų pačių yra. Tai galima, aišku, vertinti turbūt pačiais aukščiausiais balais. Galima, aišku, vertinti ir kritiškai, jeigu paimtume, tarkim, policijos pareigūnų darbą.
Kartais policijos pareigūnai, policijos pareigūnai tyrėjai, jie neturi deramos kvalifikacijos ir jie negali deramai atlikti kvalifikuotai savo darbą. Bet čia pat sakydamas, kad galbūt jiems aš parašyčiau vidutinį balą, kai kuriems iš jų, ne visiems be abejo, yra labai profesionalių, bet iš kitos pusės taip pat pasakyčiau, kad jie nėra kalti, nes mes susidurime su visa eilė problemų, kai kalbame apie pareigūnų mokymą, pareigūnų švietimą, jų kvalifikacijos kėlimą ir svarbiausias dalykas apie pareigūnų rengimą. Pavyzdžiui, policijos tyrėjų rengimas Lietuvoje yra visiškai tragiškoje situacijoje, nėra sistemos, kuri deramai paruoštų kvalifikuotą tyrėją, tai kas dirba tyrėjas, o kas tik nori, pažiūrėkite, tie žmonės visiškai nepasirengę, tiesiog surado nelabai prestižinį darbą, nes labai reikėjo darbo turbūt žmogui. Labai gaila, kad ypač policininkų darbas nėra prestižinis Lietuvoje, taip neturi būti. Galbūt ugniagesių labiau prestižinis, galbūt tas toksai visuomenės vertinimas geras, jos palaiko tą prestižiškumą, bet ir tai, aš manau, ten labai didelių konkursų patekti į tą tarnybą nėra. Tai va štai susidurime, galbūt galima rašyti ir netokius gerus balus, bet iškart turim kalbėti apie priežastis. Tai Lietuvoje, o turbūt pažiūrėjus ir ES kitų šalių praktiką, kai pasižiūri po Eurokopo konferencijos medžiagą, kai pakalbė su kitų šalių atstovais arba politikais, kurie to domisi, tai pamatai, kad panašios problemos yra ir daugelį galbūt kitų šalių. Daugelį kitų šalių mes matome ir policijos pareigūnų skaičiaus mažinimą, ir atlyginimų nedidėjimą. Bet skirtingai nuo Lietuvos turime prisipažinti, turbūt absoliučioje daugumoje ES šalių pareigūnai tikrai nedirba praktiškai už minimalų atlyginimą, kuris nustatytas daugelį šalių yra. Belgijoje minimalus atlyginimas yra 1300 eurų, bet tikrai negirdėjau, kad nors vienas pareigūnas dirbtų už 1300 eurų. Tikrai visi gauna bent jau tą daug daugiau negu minimumas, netgi jeigu truputėlį mažiau negu ir vidutinis atlyginimas. Dauguma gauna vidutinį atlyginimą savo šalyje. Lietuvojegi mes susidarėme su faktu, kai policijos eilinis pareigūnas turbūt uždirba apie 1200 litų ir kaip jam išlaikyti savo šeimą su 2 vaikais. Mano rinkimo apygardoj, Karoliniškėse ir Pilaitėje, ypatingai Pilaitėje, yra nemažai socialinių būstų. Ir tuose socialiniuose būstuose gyvena labai daug padorių, gražių jaunų šeimų, kur pavyzdžiui šeimos tėtis, vyras yra policininkas, o šeimos mama, žmona yra medicinos seselė. Kiekvienas iš jų uždirba maždaug apie 1200 arba 1000 ir štai jie turi 2 mažus vaikučius ir jie nieko gyvenime negali padaryti, išskyrus gyventi socialiniam būste ir nematyti jokios perspektyvos. Arba mesti darbus, kurie jiem patinka. Mano pažįstami žmonės, mano rinkėjai, jiem patinka tas darbas. Bet jie sako, mes nesuprantam, mes atliekam visuomeniai labai naudingą darbą, tiek medicinų, tiek medikai, reiškia, prižiūrintis sunkius ligonius, tiek policininkas, patruliuojantis gatvėje, rizikuojantis savo sveikatą ir gyvybę kartais. O kodėl visuomenė šitaip mažai jiem atsilygina? Tai va čia yra tikrai, grįžtant prie jūsų vertinimo balais, tai sistema, sakyčiau, valstybės politika pareigūnų atžvilgiu tikrai vertinčiau visiškai nepatenkinamai Lietuvoje, o pačių pareigūnų darbą vertinčiau tikrai gerai. Ačiū. Išskirkite 3 svarbiausias ES ir vėlgi Lietuvos teisės saugos problemas ir kaip jos turėtų būti sprendžiamas jūsų manymu. Žinot, jeigu kalbėtume ES mastu, tai turbūt esminės problemos visai ES yra susijusios su tuo, kad ES yra dabar mūsų sąjunga be sienų, tai visi esame, dauguma šalių yra Šengeno bevizio nevaržomo judėjimo erdvėj, tai be jokios abejonės iš to buvimo vienoje Šengeno nevaržomoj erdvėj kyla ir problemos susijusios su teisėsauga ir su policijos pareigūnų darbu. Tai čia mes susidurime, aišku, vėlgi su kvalifikacijos dalykais, su informacijos keitimusi tarp įvairių šalių policijos. Tai yra labai svarbu. Be jokios abejonės, tai turbūt yra finansavimo problemos. Ir kartais galima sakyti tas vadinamas socialinis dialogas.
Tai jeigu kalbėtume, kas labiau būdinga visai Europos Sąjungai, tai turbūt labiausiai kalbėtume apie kvalifikacinius dalykus, tai yra bendrus standartus, pavyzdžiui, bendrą pasirengimą ir ypatingą informacijos keitimąsi. Nes, kaip žinote, dabar teisėsauga, apskritai teisė Europos Sąjungai nėra harmonizuotas sritis, tai nėra tas vadinamasis acquis communautaire, tai yra nėra bendrosios teisės Europos Sąjungos dalis. Tai yra neharmonizuota visoje Europos Sąjungoje, o tai reiškia, kad kiekviena šalis teisėsauga turi visiškai savo individualią, taip kaip nacionaliniuose įstatymuose numatyta, taip ir veikia. Ir koordinacijos privalomos nėra kol kas, nors užuomazgų yra. Ir pavyzdžiui, jeigu pažeidėjas, tarkim, kad jūs važiuojate Prancūzijoje ir viršijate greitį, jūs radaras užfiksavo, o jūs gyvenate Belgijoje arba Lietuvoje, tai savo ramiai grįšite į savo Belgiją ir Lietuvą ir jokia bauda jūsų nepasivys. Reiškia, nes kai kurios šalis, gal belgai su prancūzais ten jie dar turi bendradarbiavimą, arba Beneliukso šalis nuo seno turi tą bendradarbiavimą. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs Vokietijoje gyvenat ir Prancūzijoje viršijot greitį, iškart pervažiuojat sieną ir jau jūsų niekas nebepasivys ir jūs tiesiog, liksit nenubaustas. Tai nėra gerai. Kai kurios šalis, kaip Olandija, Nyderlandai, turi įsivedę tokią taisyklę, kad pažeidėjai užfiksavo savo sistemą ir kitą kartą, kai jūs įvažiuosite į Olandiją, po 10 metų jums priskaičiuos tą pačią baudą su delspinigiais. Bet tai čia yra jau nacionalinių sistemų ypatumai, bet tokio bendradarbiavimo ir keitimos informacija, čia kelių pažeidimų tik labai menka dalelė, keitimos informacija apskritai, reiškia apie ir gerosios praktikos pavyzdžiai, ir apie konkretį informaciją apie konkrečius nusikaltimus. Tam tikra dalimi tai vyksta, pavyzdžiui, per Europolo sistemą. Taip, Europolas yra tikrai galinga, gera tarp Europos Sąjungos šalių policijos bendradarbiavimo sistema, netgi su tam tikrais vykdomaisiais pajėgumais. Europolas netgi vykdo operacijas, tas yra labai gerai. Bet bendrai prasme kalbant, keitimasis informacija ir kvalifikacijos stiprinimas, tai yra, sakyčiau, tos turbūt problemos būdingos visai Europos Sąjungai. Ir standartų, aišku, labai svarbu turėti standartus vienodus, kadangi aš minėjau, mes esame Šengeno erdvės, kaip piliečiai gyvenam Šengeno erdvėje, judam kur norim, o tai reiškia, kad mes judėdami iš vienos šalies į kitą, aš manau, kaip ES piliečiai turim teisę jaustis vienodai saugus. Ar mes būtume Lietuvoje, ar Estijoje, ar Latvijoje, ar Prancūzijoje, ar Vokietijoje. Kas tą gali padaryti? Be abejo, mes kaip piliečiai keliaujantis, laisvai judantis, tikimės, kad mums tą garantuos tos šalies policija. Tai va čia kiekvienos šalies policijai iškyla didelių, sakyčiau, tokių bendradarbiavimo problemų, nustatant ir įdiegiant bendrus standartus. Bent jau kažkokį minimumą, tai standartai būtų turbūt, aišku, kvalifikaciniai reikalavimai, aprūpinimas įranga, darbo sąlygų tam tikri irgi galbūt nustatyti standartai, nes, kaip minėjau, jeigu Lietuvoje policininkas tiesiog pagal mūsų kabutėse standartus neturi užtenkamai degalų ekipažas išvažiuoti budėti, tai kaip mes galim garantuoti kitos ES šalies piliečių Šengeno sistemoje dalyvaujančiam saugumą, jeigu mūsų standartas neleidžia mūsų policininkui deramai atlikti pareigos. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų, jeigu tai atsirastų, yra Eurokopo siūlymai ir konferencija Vilniuje, kur balandžio pabaigoje vyko, apie tai kalbėjo, yra jau Europos komisijos siūlymų. Manau, jeigu atsirastų bendri standartai, ir čia mūsų žaliųjų partijos kandidatai, kandidatuodami Europos parlamentą, tikrai viena iš mūsų, reiškia, programinių nuostatų ir yra tų bendrų standartų siekimas. Nes ką tai reikštų? Kai mes turėtume bendrus standartus, arba bent jau gairės, dėl kurių sutartų visos ES šalis, čia Lietuvoje būtų labai gėda tų standartų nesilaikyti. Geriausiu atveju gėda, jeigu tai būtų neprivalomas gairės, arba, jeigu labai rimtai, tai galėtų tapti, pavyzdžiui, direktyva dėl teisėsaugos institucijų standartų. Ir tada ta direktyva būtų perkelta privalomai į mūsų įstatymus ir būtų privalu mūsų pareigūnus jiems suteikti tam tikrą standartą, įskaitant ir aprūpinimą, o iš to jau išplauktų ir deramas finansavimas. Tai manau, čia tikrai, čia ES mums gali pasitarnauti ir čia mes kaip politikai galim, aš matau, nemažą galimybę tiesiog priversti Lietuvos politikus, kurie jau daugybę metų nesugeba skirti deramą dėmesio mūsų visų saugumų užtikrinti, gerinant pareigūnų darbo sąlygas, didinant algas ir jų kvalifikaciją, aš čia matau labai didelę dirbą, ką galima nuveikti. Dėkuoju.
Jeigu taptumėte Europos parlamento narių, ką nuveiktumėte teisėsaugos labui ir ką planuotumėt, kokie būtų pirminiai darbai ir kurias dėktumėt Lietuvoje? Na tai juk aš turbūt apie tai iš dalies ir pakalbėjau, jeigu tapčiau aš ir mano kolegos, jeigu taptume Žaliųjų partijos nariais Europos parlamente, tai be jokios abejonės įsijungia į Europos parlamento Žaliųjų frakcijos veiklą, nes, kaip žinote, europarlamentarai jie neatstovauja savo šalių, bet atstovauja tam tikras politinės idėjas per politinės grupės. Tai mes esame Žaliųjų partijos nariai, Europos Žaliųjų partijos taip pat nariai. Tai be abejo mes įsijungtume į Europos Žaliųjų partijos frakcijos veiklą labai aktyviai ir aš manau, kad tai būtų labai gerai, nes tiek mūsų Lietuvos Žaliųjų, tiek Europos Žaliųjų partijos nuostatos labai stipriai kalba apie piliečių teisės, apie piliečių saugumą, apie privatumo apsaugą, apie, reiškia, nediskriminaciją. Tai visa tai, aš manau, tiesiogiai yra susiję ir su būtinybė stiprinti teisėsaugos darbą. Nes vis tik tai demokratinėje valstybėje teisėsaugos institucijos pareigūnai reikalingi ne kam kitam, o būtent šitų demokratinių laisvių įtvirtinimui. Tai jeigu mes esame nuoseklūs ir į savo partinės programas įsirašome piliečių saugumą, lygias teisės ir demokratiją, tai be abejo mes turim stiprinti ir mechanizmus, kurie šitas teisės mums sugebės garantuoti. Tai visą tai, ką aš minėjau apie kvalifikaciją, apie bendrus standartus visai ES pareigūnams, tai visą tai ir būtų, turbūt tie mūsų pirmieji darbai, ko mes ir pradėtume būtent šitoje srityje. Dėkuoju. Sakykite, ar jūs žinote, ko labiausiai trūksta patiems statutiniams pareigūnams Lietuvoje ir su kokiais sunkumais jie susiduria? Jau ne sistema, bet konkrečiai patys pareigūnai. Žinot, patiems pareigūnams, atmetus be to, kad jiems trūksta pinigų ir finansavimo, tai čia yra ne jų problema, čia yra valstybės problema ir požiūrio valstybės politiko į pareigūnus ir į savo piliečių saugumo problema. Kai kalbėtume turbūt apie pačių pareigūnus, ko jiems trūksta, jeigu jūs taip būtent suformuluojate klausimą, tai turbūt reiktų visų pirma kalbėti apie kvalifikaciją. Aš kaip minėjau, policininkų rengimas Lietuvoje yra labai komplikuotas, kvalifikuotų policininkų mums labai trūksta, motyvacijos policininkams tikrai trūksta, nors, sakyčiau, korupcijos lygis turbūt pareigūnų tarpe mažėja metai iš metų ir tai yra gerai, tačiau motyvacija tikrai pareigingai dirbti, parodyti patį aukščiausią rezultatą, likti patenkintų savo darbu, likti patenkintų bendravimu su savo darbdaviais, likti patenkintų visuomenės požiūriu į save kaip pareigūną. Tai aš manau, dar čia yra tikrai daug kur galima tobulėti. Kartais aš kaip Seimo narys, kaip parlamentaras, politikas gaunu, pavyzdžiui, įvairių skundų, kad ir iš įkalinimo įstaigų. Ir labai dažnai, man yra tekę dirbti ir prezidentūroje, prezidentės patarėjų, esu lankęsis turbūt, nesakyčiau, kad visose, bet gal 3 ar 4 įkalinimo įstaigose, priežiūros pataisos įstaigose ir tikrai esu matęs, kad sąlygos tiek įkalintiems, tiek darbuotojams kartais yra labai panašios. Iš kitos pusės kartais gaunu laiškų ir nusiskundimų iš tų pačių, tarkim, iš įkalinimo vietų, kad dėl nepagarbaus, nederamo elgesio pareigūnų su įkalintaisiais. Kartais būna skundai, kad jūs pažiūrėkit, kad pareigūnai ne ką geresni už tos įkalintusius. Gal čia kartais toks perdėtas teigimas, bet tikrai kartais ir viešoje erdvėje pasirodo tokių pranešimų. Tai aš manau, patys pareigūnai iš tikrųjų su tuo tikrai netoleruoja, nesitaiksto, su tuo tvarkosi, bet jeigu jūs klausite, kokios yra problemos, tai štai šitas problemas atvirai ir įvardinu. Kartais pačių pareigūnų, ypač tokiuose sudėtingose be galo įstaigose, kaip kalėjimai, pataisos įstaigos, tai yra labai sudėtingos darbo sąlygos ir ten tikrai turi būti labai keliami aukščiausi moraliniai reikalavimai,
kad žmogus tikrai būtų labai aukštos kultūros, susivaldantis, tolerantiškas kiek įmanoma, o tai reiškia vėlgi, jis turi turėti atitinkamą parengimą ir gerą kvalifikaciją. O tai reiškia vėlgi, turi būti profesijai skiriamas deramas finansavimas ir deramas parengimas, kad ten žmonės norėtų eiti dirbti, suprasdami, kad jie daro labai labai visuomeniai svarbų darbą. Tai vat, tokias turbūt būtų galima sakyti problemos. Dėkuoju. Kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis ES šalyse ir žinoma Lietuvoje? Ar teisėsaugos sistemos institucijas vadovaujasi socialinio dialogo principu, ar jis dar tobulintinas? Deja, reikėtų turbūt konstatuoti su tam tikrų liūdėsiu, kad jis nėra tobulas, o yra tobulintinas. Socialinis dialogas, jeigu mes kalbėtume apie europinius standartus, tai yra pagrindinis principas ES, kalbant apskritai apie visų sričių darbuotojus ir darbdavius ir nevyriausybinės organizacijas. Tai socialinis dialogas tikrai yra pamatas pasiekti patiems geriausiams sprendimams. Na, Lietuvoje aš pradžioje užsiminiau, kad Lietuvoje labai daug pareigūnų protestuoja gatvėse, labai daug pareigūnų yra nepatenkinti, pareigūnų profsąjungos. Gerai, kad jūs esate aktyvūs, tai labai gerai. Bet tas faktas, kad ne visada jums pavyksta rasti bendrą kalbą su jūsų darbdaviu, su ministerija, su politikais, tai reiškia, kad mūsų socialinio dialogo lygis ir laipsnis nėra pakankamas. Nežinau, ko čia reikėtų. Galbūt reikėtų dar didesnio aktyvumo, galbūt reikėtų dar daugiau pareigūnų, kad dalyvautų, taptų profsąjungų nariais, ir nors pas jūs ir taip yra vidurkis turbūt apie 30%, tai nėra žemas, tai aš sakyčiau ganėtinai aukštas procentas dalyvaujančių profsąjungų veikloje darbuotojų, palyginant su visos Lietuvos vidurkiu kitų profesijų atstovose, kur siekia tik tai turbūt apie 5 ar 7%. Tai yra gerai, bet turint omeny visą specifiškumą ir sudėtingumą, tai tas socialinis dialogas galėtų ir turėtų būti daug aktyvesnis ir daug produktyvesnis, ypač reiškia kolektyvinių sutarčių pasirašymą, derantis dėl darbo sąlygų, nes kam, bet reiškia pareigūnams darbo sąlygos tai nėra šiaip, kad ten gamykloje būtų šilta ceche ar patogu. Tai yra visai kas kita. Pareigūnams darbo sąlygos labai dažnai yra susijusios tiesiogiai su įtaka jų pačių sveikatai, su įtaka netgi jų gyvybei. Taip kad čia būtent socialinis dialogas turi labai išskirtinę reikšmę. Dėkuoju. Sakykit, prašau, ar turite teisės saugos tiek Lietuvos, tiek ES viziją, bet žinoma galbūt daugiau prie nacionalinės teisės saugos vizijos? Taip, mes Lietuvos žalieji tikrai turim viziją teisės saugos, kaip galėtų, reiškia, arba turėtų atrodyti, sakykime, pareigūnas, kokį jį bepaimtume, ką mes dabar vadiname pareigūnas, ar tai būtų policija, ar tai gelbėtojai, ugniagesiai, ar tai sienos apsauga, ar tai muitinės tarnyba. Visų pirma, aš norėčiau, kad tai taptų tikrai prestižinė profesija. Tikrai tai yra pasitempę, orus, keliantis pasitikėjimą mums piliečiams ir pasitikintis patys savimi, nes jie žino, kad jie dirba tikrai prestižinė profesija, jie žino, kad į juos valstybė investavo daug pinigų, jie dabar atlieka labai tokią svarbią visuomeniai misiją, jie gauna geras algas, gali išlaikyti oriai šeimas ir dėl to jie turi motivaciją dirbti, tai reiškia prestižinė. Kartu, aišku, į tą viziją, kad prestižinė, tai be abejo turi įeiti ir toksai labai svarbus kriterijus kaip aukšti reikalavimai. Pareigūnams turi būti keliami labai aukšti reikalavimai tiek grinai profesiniai srity, tiek moraliniai srity. Iš to susidarys ir pagarba iš visuomenės. Ir dar vienas dalykas, tai turėtų būti prestižinė profesija, gerai apmokama, labai aukšti reikalavimai ir dar labai svarbus dalykas - nuolatinis ir efektyvus bendradarbiavimas su visuomenė. Nes jeigu pareigūnai, kokie jie bebūtų, jie visi dirba piliečių labui, atlieka savo svarbų darbą mūsų visų labui, o tai reiškia, kad tą darbą jie gerai galės atlikti tik tai tuomet, kai jie maksimaliai ir kuo efektyviau bendraus su visuomenė.
Ir čia, pavyzdžiui, aš kaip Seimo narys galiu pasakyti, esu įregistravęs policijos rėmėjų įstatymo pataisas kartu su mūsų vienu iš aktyvių mūsų Žaliųjų partijos narių, žinomu policijos pareigūnu Sigitu Mecelice. Ir su juo jis aktyviai yra įsijungęs į policijos rėmėjų judėjimą, tai štai mes esame bendromis jėgomis įregistravę policijos rėmėjų pataisas, kurios, jeigu Seimo kolegos pritars Seime, tikrai pagerins tiek pačios policijos prestižą visuomenės akyse, tiek sudarys visuomeniai geresnės galimybės bendradarbiauti su policija ir tiek policijai sudarys geresnės galimybės įtraukti visuomenę, užtikrinant teisingumą ir tvarką šalyje. Tai įeitų ir geresnis ruošimas policijos rėmėjų, ir didesnės garantijos, ir daug kitų gerų dalykų. Bet bendradarbiavimas su visuomenė, policininko arba pareigūno, reiškia, profesijos prestižiškumas, orūs atlyginimai ir aukšti reikalavimai, tai turbūt būtų tie tokie dalykai, kurie ir atspindėtų, labai trumpai tariant, tą mūsų Lietuvos Žaliųjų partijos viziją, kaip mes įsivaizduojame teisėsaugos tokią idealią situaciją. Aišku, negalim kalbėti vien apie teisėsaugą, turint omeny ir, sakykime, policijos arba kitus statutinius pareigūnus, mes turim kalbėti jau išeiti ir plačiau apie kitą, apie visą, jau nebe teisėsaugą, bet ir teisėtvarką. Nes labai dažnai būna taip, kad policija darbą padaro labai gerai, kokią nors kriminalinę grupuotę ilgai seka, metai seka, ją sugauna, areštuoja, demaskuoja, bet paskui, kai procesas toliau jau eina, patenka į teismus arba į prokuratūrų sistemą, labai dažnai tas darbas, kurį atliko policijos, tarkim, kriminalistai, tyrėjai, tardytojai, jis nueina vėjas, nes bylos kažkur tai nugesta jau kitose lygmenyse. Tai aišku, kalbėdami apie visą viziją, ne tik teisėsaugos, turim kalbėti apie visą bendrą vaizdą, tai čia jau reikia kalbėti, aišku, gal ne šios vietos diskusiją, bet ir, pavyzdžiui, apie teismų reformą ir apie platesnį visuomenės įtraukimą į teismų darbą. Dėkuoju. Keli paskutiniai klausimai ir norėčiau paklausti jūsų, jeigu taptumėte Europos parlamento nariu, kokiamis galiomis pasinaudotumėte, spręsdamas pareigūnų problemas? Tai jau mes turbūt nemažai tų galių ir aptarėme, kad būtų turbūt galima, nebūtų galima, o tikrai galima ir tai mes ketiname daryti kartu su kitais mūsų kolegomis, kurie galėtų būti ir iš kitų, sakykime, politinių grupių, nes aš manau, kad Lietuvos europarlamentarai, nors ir atstovauja Europos parlamente, kaip minėjau, skirtingas politinės grupės ir yra jų dalyviai, nėra nacionaliniai atstovai, bet be jokios abejonės mums visiems yra svarbus ir Lietuvos interesai, tai šioje srityje, aš manau, galėtume visi Lietuvos europarlamentarai glaudžiai bendradarbiaudami, būtent siekdami šitų bendrų ES direktyvų arba bendrų reglamentų, galbūt netgi kartais, arba bendrų kažkokių nutarimų, kurie įvestų pakankamus standartus, suvienodintų, tarkim, standartus, kvalifikaciją, darbo užmokesčio, darbo sąlygas visiems ES pareigūnam, tame tarpe ir Lietuvai, ir būtent per tokį veiksmą mes galėtume realiai padėti Lietuvos pareigūnams, nes kito kelio būnant Europos parlamente turbūt ir negali būti, nes teisėsauga, teisėtvarka yra išimtinai nacionalinės kompetencijos reikalas ir Europos parlamentas negali nubalsuoti ir priimti rezoliuciją, kad štai Lietuva skirtų didesnį finansavimą savo pareigūnams. To būti tiesiogiai Europos parlamentarai negali ir tikrai aš nenoriu sakyti arba pūsti kažkokių burbulų, kad gali. Bet tai, ką aš minėjau, per bendrus standartus, per bendrų rodiklių nustatymą, tai yra tikrai labai realus ir aš tikiu labai veiksmingas būdas, kai būnant Europos parlamente galima labai konkrečiai realiai padėti Lietuvos pareigūnams. Tai jūs būtumėt tų standartų šalininkas, palaikytumėt juos ir aktyviai siektumėt? Taip, absoliučiai. Aš ir mano kolegos, jeigu patektų daugiau negu vienas, tikrai mes palaikytume tos standartus, aktyviai prisidėtume prie jų formavimo, išnaudodami pačią geriausią kitų ES šalių patirtį. Aš nekiek neabejoju, kad Lietuvos pareigūnai ir jų profsąjungos turi sukaupę milžiniškos patirties, ką ir kaip būtų galima patarti ir kitoms ES šalims.
Ir aš manau, kad tokiu būdu, glaudžiai bendradarbiaudami, tikrai galėtume pasiekti tų bendrų standartų, kurie realiai pradėtų veikti visoje ES ir Lietuvoje. Nuo to būtų geriau visiems. Ir pareigūnom Lietuvos, ir piliečiam Lietuvos, ir kitų ES šalių piliečiam. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, koks būtų pirmas darbas arba pagrindinis darbas, kurį tapęs Europos parlamento nariu padarytumėt Lietuvos teisės saugos sistemos gerovės vardan? Na, teisės saugos sistemos gerovės vardan. Nu, aš apie tai jau daug kalbėjau, turbūt atsakydamas į kitus klausimus. Aš manau, kad ar nevertėtų kaip nors tiesiog gal pusiau juokais taip pasakyti, gal tiesiog pakviesčiau pačius geriausius Lietuvos pareigūnus atvažiuoti į Briuselį, į Europos parlamentą, paraginčiau kitų šalių kolegas padaryti tą patį ir susėstume visi prie bendro stalo ir jau pradėtume iškart nuo pirmų dienų, be jokių ten ypatingų konferencijų, smagiai besišnekučiuodami, konstruktyviai keisdamiesi informaciją, iškart pradėtume kurti jau tas gairias ir nuostatas, ką mes norėtume. Dar Remigijus kažką norėjo pasakyti. Ne, tai aš matyt turėčiau pridėti tai, kad tas dialogas, kuris reikalingas iš tikrųjų įvairiais lygiais tarp pačių pareigūnų ir jų administracijos, tarkim, ir panašiai, jisai reikalingas ir tuo pačiu su politinėm jėgom, su politinėm partijom. Politinės partijos ir jų atskiri nariai individai nėra visažiniai. Be abejo, geriausiai problemą žinot jūs patys kaip pareigūnai ir natūralu, kad jūs turite duoti mums tų idėjų, reiškia, tų krypčių, kurias galima būtų prisitaikant be abejo prie Europos parlamento taisyklių ir tvarkų, įteisinti kažkokią vienokią ar kitokią formą ir rasti tą būdą padėti konkrečiai mūsų šalies Lietuvos pareigūnų. Tai manyčiau, kad per dialogą gimtų tos gerosios idėjos ir pilnai pritariu, kad tai galėtų būti pradėta nedelsiant. Pirmas darbas, jeigu taip vienu žodžiu sakant, tai būtų realaus dialogo pradžia. Tiek su tarp politikų ir pareigūnų, tiek tarp pareigūnų ir visuomenės, tiek tarp visuomenės ir politikų. Ir visų kartu paėmus. Gerai, ačiū Jums. Ačiū Jums.